Mes dabar kalbėsime, kiek potencialo turi nekilnojamo turto plėtotojai išlikti sėkmingais šiandieninėje rinkoje. Ir kviečiu šios diskusijos dalyvius, tai Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Julita Varanauskienė, finansų analitiką Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentą Marių Dubnikovą ir Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos valdybos narį ir Haner valdybos pirmininką Arvydą Avulį. Formaliai sėsti. Galite ir arčiau. Okay. Primenu, kad ir tikrai aktyviai laukiam ir jūsų klausimų, slaidau nuskenuokit ir rašykit, pabandysim juos užklausti. Tai, o dabar geros 45 minutės apie tą sėkmę ir kaip išlikti sėkmingiems. Pone Avuli, noriu pradėti nuo jūsų. Vat štai ką tik matėm apklausą, ar jūs pritartumėte irgi iš praktikos, kad kas labiausiai kiša koją tai sėkmiai, tai yra biurokratija, liūto dalis, bet taip pat ir karas. Visa kita jau mažmažiai. Tai taip, čia turbūt senos tiesos ir visi tą žino. Gal čia tiesiog galima dar kartą patvirtinti, kad jeigu Vilniaus mieste būtų leidimai išduodami operatyviau ir greičiau, pasiūla būtų didesnė ir vieno trikdžio, vieno stabdžio neliktų. O kas liečia karą, tai vienas dalykas, žmonės šiek tiek apsiprato su tuo baubu. Kitas dalykas, matomai, kad jau visi matom tą finišo tiesę ir vis tiek tikimės, kad karas šiemet turbūt tikrai bus baigtas ir neliks dar vienos grėsmės. Tai jeigu tai, ką kalbėjo ministras ir administracijos direktorius, čia pavyktų subalansuoti ir padaryti, aš manau, kad mes turėtume gana didelį proveržį. Ir dar galbūt vieną dalyką norėčiau, čia Raimondas Reginis ten rodė kažkokius tai skaičius, kad tų, reiškia, pasiūla ar bus pastatyta tokia gana kukli, aš manau, kad jinai bus gerokai didesnė. Ir jau Mindaugas, kur rodė tą apklausą, ten tie skaičiai ženkliai didesni rodo. Aš manau, kad jeigu čia dar galiu turbūt į porą žodžių pridėti, tai tiesiog gali būti taip, kad kaip buvo 21 metais, reikėjo gaminių laukti 9 mėnesius eilėje. Tai jeigu žiūrėti tas įžvalgas, kas galėtų būti to, kas mums trukdys būti sėkmingiems ar dirbti greitai, tai pirmas dalykas leidimai, antras dalykas, jeigu iš tikrųjų leidimai pajudės, tai mes kitoje vietoje išsikimšim. Nes Lietuvos statybos pramonė, jinai dirba gerai, bet kai tik tai poreikis išauga, iš karto eilės formuojasi. Tiesiog nepajėgia taip greitai pagaminti gaminių ir mes turim laukti. Ar galima dar sakyti, kad pernai jūs paskelbėte, kad pirmą kartą didesnę dalį investicijų nukreipėte į užsienį, o jos nebuvo Lietuvoje? Ir šįmet tarsi tendencija vėl sugrįžta į nacionalinę rinką. Ar tai reiškia, kad taip, jūs į šitą ateinantį laikotarpį žiūrit kur kas optimistiškiau negu, tarkim, pernai? Čia, matot, kartais sukrenta ten tos arba projektai, arba aplinkybės ir gaunasi taip, kad jeigu, pavyzdžiui, čia aš turbūt neišvengsiu to klausimo apie nacionalinį stadioną, jeigu mes jį įsitraukiam į šių metų planus, tai tada iš karto šoka tos investicijos. Bet iš tikrųjų, jeigu kalbėti, tai tas nekilnojamo turto verslas, jis yra gana paprastas ir lengvas ir jį galima daryti visur. Galima daryti Vilniuje, galima daryti Kaune, bet galima daryti Varšuvoje, galima daryti Londone, galima daryti, mes dirbam ir Ispanijoje, ir Italijoje. Čia nėra nieko kažko tai tokio, kas reiškia, sustabdytų ar reikėtų kažko labai specifiško. Tai noriu tiek pasakyti, kad Varšuvoje prieš metus laiko įsigijome sklypą ir šiais metais pradėsime statybą. Tai Vilniuje čia turbūt, nežinau, ar bent vienas gali tuo pasigirti, gal yra vienas koks nors ten loterijoje bilietą, žinot, ištraukia ir pasiseka. Tai
pažiūrėsim, kaip pasibaigs šie metai, jeigu kitais metais va, čia turėsiu galimybę, galėsiu pasidalinti patirtim Varšuvoje, bet ten tikrai nėra tokios na, perteklinės biurokratijos, perteklinio kabinėjimosi ir jeigu jau, pavyzdžiui, įveiki savivaldybės, reiškia, tuos visus biurokratus, o tada perima estafetę, pavyzdžiui, kultūros paveldo departamentas. Ir tada vėl, tai tokie dalykai nepuošia ir nesudaro jokios motivacijos, kai Algirdo gatvėje mes 11 metų laukiam statybos leidimų. 11 metų vis tai buvo kažkas negerai. Kažkas čia mane nori susprogdinti. Jo, tai, bet yra, pavyzdžiui, čia nėra atsitiktinis, Žirmūnų 3A, reiškia 6 metai dirbam ir norim gauti statybos leidimą. Tai be abejo, kad tokie dalykai jie iš karto priverčia ieškoti ir neveršlenti čia reikia, bet tiesiog, ką jie sako, tai ieškok alternatyvų. Ir tų alternatyvų visada yra. Tai manau, kad čia, žinot, tų galimybių yra labai daug. Tas galimybės visada verslas išnaudoja. Ir tai, ką Nerijus Mačiulis rodė, tai statistika tikrai labai puikiai Lietuvoje, nes verslas išnaudoja visas galimybės. Ar jeigu yra tik kažkur kažkas blogai, tai mes visada verslininkai surasime, kaip padaryti, kad būtų gerai. Tai kartais tai išlošia Lietuva, kartais tai Lietuva gali ir pralošti, jeigu mes ten investuosim kitose šalyse daugiau. Bet čia mūsų politikų, mūsų biurokratų, mūsų politikų pasirinkimas ir tam tikra galbūt biurokratų pergalė. Pone Varanauskienė, tos verslo sėkmė vis tiek turi daug įtakos ir to paties kito verslo, bet ir gyventojų, šiuo atveju nekilnojamo turto sektoriuje gyventojų viltys, lūkesčiai, noras turbūt vis dėlto čia pirkti, o ne Ispanijoje ir taip toliau. Pagal tai, ką prognozuojat jūs kaip Lietuvos bankas, pagal tai, kokias gaires piešia Europos centrinis bankas, ar jūs taip pat pieštumėt artėjantį sezoną kaip tokį optimistinį? Iš tikrųjų taip. Ir įdomu buvo stebėti apklausą. Ir toks, kyla viena mintis, kad ko gero tie lūkesčiai formuojasi ir dėl kažkokių tai artimos praeities gerų rezultatų, bet yra ir tų ženklų, kurie leidžia tikėtis, kad ateityje kažkokių tai smarkių pablogėjimų nebus. Tai yra skolinimasis pinga ne tik tai dėl to, kad mažėja Euriboras, bet dar ir dėl to, kad ir maržos mažėja. Gyventojų nedarbo, darbo užmokesčio prognozės jos taip pat pesimizmų kažkokiu tai nedvelkia. Tai kaip ir tokių ženklų nėra. Aišku, mes kaip finansų sistemos stabilumo prievaizdas prižiūrėtojas, tai visą laiką stebim, ar tie lūkesčiai netampa kažkokiu tai burbulo kurstimu, bet šiandieną tokių požymių nematome. Pone Dubnikovai, jau čia buvo kalbėta ne vieną kartą apie tai, kas vyksta už Atlanto. Ar jūs matytumėte čia kaip vieną iš pagrindinių tokių nežinomųjų, bet svarbių dedamųjų tam, kad visos prognozės galėtų subliūkšti, galbūt ne kardinaliai, bet keistis, gyventojų lūkesčiai ir galimybės irgi keistusi kaip ir verslo nuotaikos? Donaldo Trumpo priimami sprendimai, pradedami karai, nepradedami, kasami grioviai su krokodilais ir taip toliau. Ta prasme, aš tik kažkaip siūlyčiau labai stipriai nereaguoti tai, kas vyksta už Atlanto, nes mes čia labai kažkaip tai mėgstam savo kitų gyvenimus gyventi su savo emocijom. Tai kaip buvo su Donaldo Trumpo rinkimais, tai čia atrodė toks krūvis buvo, kad jau kaip sprogs tai ir nieko. Tai, nes jau antra kadencija ir daugiau mažiau žinom, kas gali būti. Bet žvelgti turbūt reikėtų arčiau mūsų ir apie tą patį nekilnojamą turtą kalbant, tai mes iš tiesų turime labai įdomią situaciją susikloščiusią dėl kelių priežasčių. Mažėja palūkanos, nekilnojamo turto kainos auga antrą ketvirtį iš eilės Europoje po 2 metų pertraukos. Žmonių pajamos auga, yra susispaudusios spiruoklės efektas, kuris gali iššauti ir šaus greičiausiai taip, kaip vyksta Europoje. Lygiai grečiai Europoje brangsta ir juda labai stipriai nuomos kaina, kas reiškia didina pajamingumą, reiškia Lietuvoje grįž ne tik tai tie nenusipirkę lietuvaičiai nekilnojamo turto, be kurio jie negali niekaip gyventi.
Bet ir ateis tie, kurie vėl grįž, kurie nori nuomos rinkoje dalyvauti, nes dvi kreivės susikerta, tai yra tiek pajamingumas nekilnojamo turto, tiek ir pinigų kainų kritimas. Tai šitie dalykai. Na, o šiaip apie nekilnojamo turto perspektyvas, tai turėtume turbūt žiūrėti ne šių metų perspektyvoje, bet artimiausius bent turbūt 5-6 metus. Tai tos diskusijos apie gynybos biudžetą, kurios greičiausiai bus vaisingos, jos atneš 14 milijardų pinigų papildomai į rinką, tame tarpe ir nekilnojamo turto rinką. Jeigu pažiūrėtume į gynybos biudžetą, tai asignavimus biudžetas susideda iš 3 tokių beveik lygių dalių. Tai viena dalis yra technika, tai, kaip sakant, tankos, patrankos ir visi kiti. Antras yra personalas. Trečias yra infrastruktūra, lygiom dalim. Na tai grubiai padalinkim tos 12 milijardų ar 14, viena trečioji nukeliaus į infrastruktūrą, kurioje nekilnojamas turtas turi susidaryti. Plius atvažiuoja vokiečiai, 5000 žmonių, atrodo niekas, čia kaip ir mes juos čia girdėjau porą konferencijų, kur čia kaip mes juos sukišim, čia į Vilnių, į Kauną, išdalinsim kažkur tai. Bet nevelna, reikės jiems karinio miestelio. 5000 žmonių, reiškia, jie atsivilks dar po 2-3 žmonės, kurie su jais gyvena ir dar šunį ir katiną šalia, nes jie čia gyvens. Tai gauname apie 20 000 plus žmonių, tai reiškia, Lietuvai reikės pasistatyti maždaug Ukmergės, Jonavos lygio miestą. Tai Lietuvoje, kiek žinau, dar miestų kol kas nestatėm. Tai va čia yra iššūkis ir tada iš to išsirutulioja kitos temos, kurios daug svarbesnės negu Donaldas Trumpas ir jo planai iš Palestinos rivjerą padaryti. Bet iš tiesų čia atsiranda kitas dalykas, tai žaliavos. Jeigu visa tai dar mūsų karinės investicijos sutaps su karo pabaiga Ukrainoje, tai mes pamatysime to, ko nematėme žaliavų rinkoje per artimiausius kelis metus. Nes jų tiesiog fiziškai struks. Tai čia kažkada teko dalyvauti diskusijoje, įsivaizduokime, baigėsi karas Ukrainoje, tai vien elementariai kiek stiklo reikės. Arba kiek betono, betoną turbūt lengviau sumaišyti, nežinau, čia yra specialistų didesnių, bet iš esmės, ko tu be paimsi, kokią komponentę, tų komponenčių reikės labai milžiniškais kiekiais. Ir Ukrainos karo pabaiga, jeigu duok dievė jinai susiklosto, bent jau tos aršios fazės, jinai persikels į ekonominius karus. Va čia atsiranda jau tada už Atlantės faktorius, kuris reikš, kad bus fokusas persuktas, arba tiksliau sustiprintas ten, kur visą laiką Jungtinės Amerikos valstijos žiūrėjo, tai yra Kinai. Ir viskas, kas ateina iš Kinų, tai pradedant plienų ir baigiant visokiais kitais daiktais, kurių mums reikia. Tai čia yra tas galimybių langas didžiulis per artimiausius 5 metus, milžiniškas langas. Ir tos įmonės gali būti sėkmingos, bet lygiai grečiai atsiranda ir įtampos dėl žaliavų plačiaja prasme. Tai žaliavos yra vėlgi betonas, stiklas, visi šitie dalykai ir plus darbo rankų. Tai Lietuvoje dirbančių žmonių daugiau neatsiras. Tas, kas moka dirbti, ir dirbs. Ir čia bus dar viena įtampos taškas nekilnojamo turto vystytojams, nes tų žmonių trūkumas jisai bus ir vėlgi galime uždaryti tos ratus, jungti tarpusavį. Tai įsivaizduokime, mūsų vystytojai, nežinau kaip planuoja, bet aš taip spėčiau su Ukrainos pabaiga irgi norės kažkur tai padirbėti šiek tiek su savo specialistais. Tai šitoj vietoj yra tokių daug galimybių ir tie langai jau dabar yra atidaryti ir juos reikia reaguoti. Kartais atrodo, kad mūsų diskusijos kol kas vyksta apie praėjusius metus, kurie buvo tokie ganėtinai ramus. O ateinantys metai, 5 metai bus labai įdomus. Pone Avuli, turbūt viena iš tų galimybių, tai yra tos gynybos biudžeto suteikiamos galimybės investicijos, tam ne tik reikia ruoštis, jau reikia veikti ir daryti, bet tom kitom perspektyvom, ką ponas Dubnikovas nubrėžė, tie prekybos praktiškai išteklių karai, pasiruošti turbūt nėra įmanoma. Žinot, yra daug galimybių, yra futuriniai sandoriai ir galima visada užsifiksuoti kainas, jeigu tikėsi, kad bus toks šuolis. Bet aš šiek tiek sutinku, šiek tiek ne su Marium, nes
nebus čia viskas taip lengvai ir paprastai, jeigu čia kalbėsim apie Ukrainos temą, nes manau, kad tai bus tikrai ne šiemet ir nežinia, ar tai bus dar kitais metais, gal 5 metų perspektyvoje gal. Bet vienas dalykas, kad ten aš šiek tiek abejoju tuo, nes turiu daugiau kaip 15 metų patirtį darbo Ukrainoje ir čia nelabai galiu dabar kalbėti taip tam kontekste, kadangi šalis kariauja su agresorium, bet aš nemanau, kad ten yra labai patrauklu ką nors daryti. Ir jeigu kam nors kyla abejonių, kodėl, tai aš paskui galiu pasakyti jums per pertrauką, bet nenoriu sakyti čia garsiai ir viešai, nes turime gerbti tuos, kurie kovoja už savo laisvę ir kovoja su agresoriais. O kas gali pas mus būti ir aš taip nesu labai linkęs daryti planus kokiems nors 5 metam, nes paskutiniais metais, ne tik paskutiniais, čia šiaip gyvenime, per tą 30 metų supratau, kad gali kiek nori daryti planų, bet kai ateina tokios krizės kaip 2008 arba 2009 metai, viskas apsiverčia aukštyn kojom. O po to buvo lygiai tas pats su pandemija, su Ukrainos karu. Tai geriau galbūt kažką prognozuoti ir planuoti trumpesnėje distancijoje, bet planuoti gana taip tiksliai bandyti pataikyti. Tai manau, kad jeigu kalbėtų apie metai 2 Lietuvos, čia šitoje rinkoje, kur daugiausiai ir dirba turbūt didžioji dalis arba absoliučiai didžioji dalis Lietuvos vystytojų ir statybos kompanijų, tai iš tikrųjų mes turėsim gana didelį iššūkį su karinių objektų statybom, karinių miestelių statybom ir tai gali turėti labai ženklę įtaką statybų kainom. Nes tiek, kiek reikia padaryti iki 27 metų, galiu atsakingai pasakyti, Lietuvoje resursų tiek nėra. Ir jeigu bandysim tą iš tikrųjų pasiekti, tai neabejotinai, kad kils kainos tiek žaliavom, tiek statybos darbam. Ir čia bus tada įtaka ir kitiems segmentam, pavyzdžiui, kaip tada būsto kainos atrodys. Tai akivaizdu, kad viskas yra kaip susisiekiančiuose induose, jeigu vienam kažkokiam segmente kyla labai didelis poreikis, tai jisai turi įtaką ir kitam segmente. Tai gerai, čia nėra gerai, bet tiesiog lengvinanti aplinkybė yra tai, kad biurai ir komercinis segmentas dabar yra tokiam dugne, kad ten geriau kojos nekelti. Tai aš manau, kad tuos dalykus visus čia galima įsivertinti ir galima kai ką daryti taip gana protingai susidėliojus ir susiplanavus. Ponas Dubnikovas norėjo reaguoti. Čia tos sektorius ir tą karinius miestelius, tai vėlgi norėtųsi, kad kai diskutuojam, taip diskutuotume šiek tiek plačiau, nes karinis miestelis tai nebus tik tai, kad karinis miestelis, tai tie žmonės, kurie atvažiuos su katinukais ir šunukais, tai jiems reikės ir paslaugų. Tai gali šiek tiek ir pagyvinti ir komercinę tą pusę, tai nebus greitai, be abejo, bet tai gali pagyvinti. Ir kitas dalykas, nekilnojamo turto, gyvenamojo turto spaudimas jisai auks, nes tie milijardai išleisti, nes jų realiai 2/3 tikriausiai bus išleisti Lietuvoje. Ir jie pradės per visas grandinės eiti ratais. Tai paklausa, pajamos, visi šitie dalykai pradės kaitinti tą pačią norą pirkti nekilnojamą turtą ir tai nebūtinai bus Vilniui. Tai bus platesnis spektras. Ir ta geografija turėtų plėstis. Plus, dar ko nepaminėjom, tai Kaunas paskutiniais metais aplenkė pagal pajamas Rygą jau. Ir tai reiškia, mes turime jau 2 realiai stiprius Baltijos masteliu miestus Lietuvoje. Ir jeigu jungsime tą dar plėtrą, kuri galima už Vilniaus ribų, tai mes turėsime tikrai gerą vakarėlį ne tik Vilniuje, tai yra visoje Lietuvoje. Su gerom, tikėkime, pasiekmėm iš to išeinančiam. Pone Varanauskiene, noriu dar jūsų klausti. Jeigu taip sudėtume tokią prognozę ir manytume, kad taip, valdžia įsiklausys, sumažins biurokratiją, statyti bus greičiau, iš dalies pigiau galbūt,
nes biurokratijos kaina yra nemaža. Ekonominės prognozės atrodo šviesios, Trumpas nėra toks pavojingas, kaip atrodytų, karas, reikia tikėtis, pasibaigs, nors čia turbūt politologai manytų, kad gal per anksti tos viltys ir jos manoma, kad jis pasibaigs amžiams, nors gali būti, kad po keliarių metų reikės naujus karus ir jau kažkur kitur kariauti. Bet kaip visame tame paveiksle atrodo, pavyzdžiui, statistinio Lietuvos gyventojo galimybė tuomet įsigyti nekilnojamąjį turtą? Ar tai, kad, pavyzdžiui, verslui taps pigiau, tikrai atsilieps ir būsto įperkamumui, pavyzdžiui, didžiuosiuose miestuose? Kai kalbam apie būsto įperkamumą, tai yra dvi pusės, yra pasiūla ir paklausa, ir jeigu pasiūla siūlys neįperkamus būstus ir jų bus daug, tai, sakykime, taip, ta būsto įperkamumo problemos neišsprendžia. Bet kita vertus, kalbant tas, kas klostėsi keletą porą gal metų, tai yra, kad gyventojų pajamos visgi augo greičiau negu nekilnojamo turto kainos. Dabar žvelgiant į artimiausią ateitį, pačią artimiausią, ne 5 metus, tai mūsų duomenys rodo, kad yragi dar tų būstų, kurie yra nenupirkti. Ir va tas sandėlis, vadinkim taip, jisai ribos kainų augimą. O šiaip, žiūrint į priekį, tai iš tokių platesnio pobūdžio tendencijų, tai yra ta vykstanti urbanizacija, tai yra, kad žmonės keliasi į miestus, į Vilnių, į Kauną, ir tarkim Vilniuje mes turim jau tą situaciją, kad namų ūkių yra daugiau negu būstų, tai va šitos jėgos yra tos, kurios kelia tas kainas į viršų. Bet kalbant apie tai, ką daryti, kad būstas būtų labiau įperkamas, čia galbūt reikėtų sakyti įperkamas didesniai grupiai žmonių, tai manau, mes čia turim vis tiek į šitą klausimą žiūrėti kompleksiškai, ką ir šnekėjome. Tai yra, mūsų pozicija yra ta, kad tie žmonės, kurie ima paskolas būstų įsigyti, galų gale neatsidurtų ir be būsto, ir be pinigų, nes nebėra galimybės iš ko išsimokėti. Kalbant apie pasiūlą, tai pasiūla pas mus nėra elastinga. Būstas toks dalykas, tu jo negali labai greitai pastatyti ir labai greitai pagaminti, tai norėtųsi kažkiek to lankstumo. Matome vėlgi tas galimybės, kad daug yra nerenovuotų būstų, kurie gal irgi padėtų spręsti tą problemą, kad nauja statyba su visais pridėtiniais kaštais ir jinai yra brangesnė negu, sakykime, esamo kažkokio tai būsto renovacija. Ir taip pat tie žmonės, kurių pajamos yra mažos, tiesiog mažos, jie negali įsigysti būstų, tai jiems turėtų būti taikomos taiklios priemonės, kai kalbame apie valdžios paramą kažkokią. Tai manau, kad kažkaip tai drastiškai situacija keistis, jinai neturėtų, nes yra viena vertus yra tiek veiksnių, kurie sako, kad gali ir pagristai tą kainą augti, jeigu pajamos suspėja, viskas yra gerai. Kita vertus, nieks nėra apsaugotas nuo to, kaip ir sakiau, burbulų, kai kaina pradeda augti jau dėl kažkokių tai nepagristų lūkesčių, ar ne, tai čia, man atrodo, yra pats toksai labiausiai dėmesio vertas dalykas, kuriam reikėtų užkirsti kelią. Norėjau ponas Dubnikovas reaguoti. Trumpa tokia, aš dabar klausau ir girdžiu, tas karas baigsis, viskas, ta prasme, tai turiu nuvilti, jisai nesibaigs, jisai tik tai pereis į kažkokią tai kitą fazę, nes taika yra nenormalu pasaulyje, karas yra normalu. Per 3,5 tūkstančio metų 92% laiko žmonės kariauja vienokią arba kitokią formą ir tik 8% yra taika. Tai tas wishful thinking, kad pereisim į taiką ir dabar viskas gėlytės auks ir viskas, tai ne. Dar klausimas, ar tai nebus mums rizikingesnė būsena įvairiom plotmėm per žaliavas, per visus kitus dalykus ir šitaip. Ir dar viena trumpa tokia replika, mes ilgai minim biurokratiją, ta biurokratija, kaip mes ją suvaldyti turėtume, kad jinai čia mumis paleistų ir taip toliau. Tai receptas yra labai paprastas, buvo keletą šiais metais diskusijų, kur visai raktas yra tame, pasitikėjimas yra. Valdžios pasitikėjimo didinimas verslu ir visuomenė. Tai jeigu to pasitikėjimo tarp verslo atsirado daugiau,
Gerokai daugiau. Tai galima pailiustruoti vien labai paprastas dalykas. Antspaudai pas mus išnyko. Tai yra simbolis. Ir kartais užsienio partneriai reikalauja antspaudo, nes kitaip negalima pasirašyti, ypatingai, kur mažiau to pasitikėjimo yra rinkoje. Tai versletas susidarė. Visuomeniai pasitikėjimo, ko gero, irgi daug daugiau. Aš man atrodo, dabar ateidamas čia net automobilio nerakinu, nes tas nereikia daryti papildomą veiksmo. Ne? Tai to pasitikėjimo daugiau, tuo tarpu iš tų 3V paskutinė valdžia, ko gero, kad šiame procese yra šiek tiek pastrigusi. Tai yra priežiūros pasitikėjimas prižiūrimų objektų, jisai auga, bet neauga turbūt pakankamai greitai. Verslas ir visuomenė nušuoliavo daug toliau negu valdžios institucijų. Ir plus dar tai, kad jų yra pakankamai daug. Tai jeigu pas mumis iš biudžeto gyvena 20 maždaug 4+ % žmonių, tai pažengusių valstybių pasaulio bendradarbiavimo organizacijoje statistika sako, kad yra tarp 17–18%. Mes esame maždaug 8% punktais valdininkų turime per daug. Ir kas būna, kai yra per daug, tai reiškia, kaip ir visi turbūt mes savo gyvenimo atvejais, kai kažkuriais tai bandome saugoti savo darbo vietą įvairiais, kad ta prasme, kad tik nieks nepasikeistų. Ir kai jūsų priežiūros yra per daug, tada surandamas pretekstas, kodėl mūsų turi būti per daug. Ir va čia tas pasitikėjimas mažėja. Tai čia va turbūt šiai kadencijai, kitai kadencijai, kurios bus užduotis yra būtent padirbėti šioje plotmėje, kad atleisti šiek tiek vadžias ir leisti daugiau pasitikėti tai tos, kurie dirba šitai valstybei ir šiai ekonomikai. Pone Julita, jūs baigdama kalbėti, užsiminėte apie paramą. Tai dabar nuo pasitikėjimo prie tos paramos dar noriu sugrįžti. Ką girdite ir kaip vertinate tam tikrus pasiūlymus? Jų buvo įvairiausių. Tokio pusiau valstybinio, pusiau privataus fondo kūrimas, kuris galbūt galėtų vystyti, administruoti tokio labiau ekonominės klasės būsto, kad jis taptų prieinamesnis. Buvo kalbų ir apie atsakingo skolinimosi turbūt pokyčius, kad ypač jaunoms šeimoms būtų lengviau gauti, tarkim, būsto paskolas, reikėtų tokio didelio pradinio įnašo ir panašiai. Ar tai yra Lietuvos banko palaikomos kryptys, ar vis dėlto matytumėt rizikų? Kalbant apie paramą, tai mūsų labai palaikoma mintis yra ta, kad yra žmonių, kuriem reikia padėti, bet ta parama turi būti labai tiksli. Nes iš ankstesnių programų tai tikrai buvo tokių atvejų, kai būstus įsigydavo to šeimos ir tie žmonės, kurie galėjo ir be paramos jo įsigyti, tai nėra blogai, bet iš tikrųjų tai nėra efektyvus naudojimas. Kalbant apie valstybinius ar nevalstybinius, tai šiuo metu savo kažkokios pozicijos tam neturime. Manome, kad tada ir tik tada, kai rinka pati nesusireguliuoja, tai tada reikėtų kažkokio tai reguliavimo. Kalbant apie atsakingo skolinimo nuostatus, tai vėlgi, kaip ir sakiau, mūsų tokia užduotis ir tikslas tai yra išvengti nevaldomo kainų kritimo, kuris paprastai būna po nevaldomo kainų kilimo ir dėl to kyla krizės, kas buvo 2008 ir 2009 metais. Tai vadinkim taip, tuos atsakingo skolinimo nuostatus mes nelaikome įsikalę akmenyje, mes juos peržiūrime ir tiesiog buvo peržiūrėta, kad kokia gali būti maksimali riba skolintis, atsižvelgiant į tai, o kas būtų, jeigu palūkanos didėtų. Tai ir dabar vyksta tas procesas, kai kai matome, ar reikia ir kaip reikia reaguoti į rinkos tendencijas, tai tiesiog tai čia yra procese viskas. Pone Dubnikovai? Kartais gąsdina, kai kas nors nori tau padėti. Bet jeigu šiaip rimtai, tai iš tikrųjų svarbiausia turbūt užduotis yra didinti žmonių pajamas ir žmonės kažkaip tai nuspręs, kur jau jiems gyventi arba kokį būstą pirkti. Tai šios paramos, kurios buvo nekilnojamo turto įsigijimai, jos atrodo ganėtinai keistai dėl kelių priežasčių. Tai yra viena priežastis, tai yra, kad bandome tarsi žmogų iškelt galbūt ten, kur nėra jom darbo.
ir dirbtinis procesas. Antras dalykas, tai neprisidėjo prie būsto prieinamumo. Daug studijų yra ir už, ir prieš, bet yra kita pusė, kur ir prieš, nes tokios paramos jos didina nekilnojamo turto kainą. Tai yra tiesiog palengvina parduodančiajam atsikratyti nekilnojamų turtų, kartais kurio gyvenime kas nors nepirktų netgi. Tai čia yra žalinga. O visiškai priešinga pusė norėtųsi iš valdžios, kad yra stengiamasi būtent per biurokratijos atlaisvinimus, didinant verslo greitį, pinigų judėjimo greitį, kas yra labai svarbu. Tada mes galėtume sukurti papildomas darbo vietas, didesnės pajamas ir žmogus nuspręs, kur jam gyventi, kaip jam gyventi ir panašiai. Tai čia tas padėjimas, jisai labai labai faina iš valdžios pusės, nes tu padalini. O iš kitos pusės alternatyva yra sunki sukurti darbo vietas arba atlaisvinti. Tai reikia perėti per save, padidinti savo pasitikėjimą ir panašiai. Tai čia šios dienos realijos turbūt geriausias pavyzdys, vėlgi ta pati Teltonika perkelė fabriką į Molėtus. Molėtuose pirmą kartą per 30 metų daugiabutis pasistatė. Nelabai gražus toksai, bet pasistatė. Tai reikia, kaip sako, practice makes perfect, bet pasistatė. Tai va čia ir yra, ta prasme, gali skatinti žmogų keltis į Molėtus, ta prasme, duodamas jam nuolaidą ant būsto, bet vienas dalykas, gal ten nėra ko pirkti apskritai, o antras dalykas, darbo vietų atėjimas į miestą, ir čia susikurti tą pačią nekilnojamo turto rinką, jai gyvuoti ir niekam padėti nereikia. Reikia tiesiog atlaisvinti ir leisti pastatyti fabriką. Tai va čia tos realijos yra labai paprastos ir va čia tas pasitikėjimas, biurokratija ir visi šitie dalykai, jie tarpusai susiję, bet pas mus viskas aukštinkojam pastatyta. Dažnai atvažiuoja į regioną politikas ir sako, kaip aš tave apginsiu, kad čia nieko nebūtų. Tai yra, kaip aš tave apginsiu, kad kurortiniam mieste Darbėnuose nebūtų vandenilio gamyklos. Vietoj to, kad pastatykime tą vandenilio gamyklą, sukurkime darbo vietas ir galbūt ten tikrai atsiras kažkoks kurortas, apie kurį žinos, ne iš to, kad vaikystėje knygutė apie Darbėnus skaitė. Pone Avuli, jūs norit reaguoti, bet iš tiesų tas bendruomenės, visuomenės, verslo interesas, kiek čia konflikto jūs matote ir gal kartais net specialiai kurstomo? Tai čia turbūt ir yra esmė, gerai, kad Marius palėtė šitą temą. Bet iš tikrųjų dar norėčiau apie tą būsto įperkamumą pasakyti. Čia ir yra tas, sako, mažiau reguliuoti, bet Lietuvos bankas įreguliuoja. Jis nustato, kiek duoti, kiek neduoti bankam tos paskolos. Ir jeigu pasižiūrėsim kitas Europos šalis, tai ten, yra, bet yra, pavyzdžiui, kas finansuoja 90%, jūs sakot, ne, 85 gana. O jeigu dar ten koks nors loftas, tai iš vis 80 užteks. Tai va čia tas, kaip nepaliekama erdvės veikti tiem komerciniam bankam ar kitom struktūrom, tai jau turim vieną barjerą ir ką mes patys ją sukūrėm. Ir tai kuria žmonės sėdintys čia, šitoj scenoj. Kitas dalykas, kai mes sakom, kodėl tas būsto įperkamumas, tai pamastykim ir pagalvokim, kiek mes sukūrėm įstatymų teisės aktų per paskutinius 2 metus. Virš 100 teisės aktų buvo išleista reguliuoti statybai. Ką reiškia reguliuoti? Tai reiškia viskas suvaržoma. Dar daugiau reikalavimų. Jau A+ klasės neužtenka, reikia A++ ir tai dar čia ne pabaiga, dar mes pavarysim dar daugiau. Suprantat, mes lietuviai, mes turim būti visur, reiškia, griežčiausi. Ir mes taip viską čia sureguliuosim, mes taip užveršim varžtus, kad čia niekas net cyptelt negalės. Tai va čia tas požiūris, reiškia, kai jisai pasikeis, jį galima pakeisti, reikia apie tai kalbėti, drąsiai, tiesiai, nieko neviniojant į vatą ir dalyvaujant atstovams tiesiai scenoje ir į akis, kad per griežtas tas jūsų reikalavimas yra, mano nuomonė, ir tų griežtų reikalavimų yra ženkliai daugiau. Paimkim, buvęs ministras čia sėdi, ačiū už palaikymą, bet buvo daug reikalavimų sugriežtinta. Prisiminkim, želdinių įstatymas. Išėjo, ten jau visiškai. Vilnius priėmė Nėra Bužinsko, išėjo, iš čia pakalbėjo apie mane, bet aš dabar apie jį pavarysiu. Reiškia, jie suinventarizavo visus medžius Vilniui, nežinau, kiek išleido pinigų, bet tam reikėjo daug pinigų, nesuskaičiavo visus. Ir žinot, ką padarė? Ir visi saugojami. Nėra nei vieno Vilniui dabar medžio nesaugojimo. Dar biškai pasiginčijo koks, ar 10 cm apimties saugojamas ar ne.
nubalsavo saugojamas. Vienu žodžiu visi. Tie špingelėtai va tokio dydžio irgi saugojami. Ir ką galim daryti? Tai va, tai griežtinkim toliau, smaukim patys save ir tada spręskim klausimą, o kaip dabar tas būstas galėtų būti pigesnis. Nu, turbūt kvailiau nieko negalim sugalvoti, ar ne? Sako, kaip ten, durnių laivas, dar kažkoks. Tai mes kartais daromės labai panašus į juos ir būtų labai gerai, kad atsirastų čia daugiau žmonių, drąsių lyderių, kurie sakytų, palaukit, laikas sustoti, nes mes jau priėjom visiškai liepto galą. Na, kalbėsim ar nekalbėsim, kaip tą būstą padaryti prieinamą, tai čia yra labai paprasti dalykai. Tiesiog paimkim ir leiskim daugiau žmonėm patiem priimti sprendimus. Pavyzdžiui, kodėl negali būti, būstas būtinai turi būti visas A+++ klasės. Tai yra automobiliai, yra Mercedesai, yra Škodos, yra Opeliai, visokie. Ateini, kokį nori įsirinki. Čia negali. Tai nėra adekvatu, nėra logiška. Ir jeigu norim iš tikrųjų tą būsto problemą spręsti, tai be abejo, kad ją galima įspręsti, tik reikia labai paprastai pakeisti savo požiūrį. Jeigu kažkas sako, kad taip negalima, aš visada sakau, taip galima. Ir dėkim tada argumentus ant stalo ir pažiūrėsim, kas tų argumentų daugiau prisirinks. Nes daugeliu atveju biurokratai neturi jie argumentų. Kai nueinu į savivaldybę, žinot, ką jie man dažniausiai sako, aš negaliu. Kodėl? Todėl, kad tai parašyta. Sakau, o tu kaip tu manai su savo protu, galima daryti ar negalima daryti? Daugeliu atveju sako, žiūrėk, čia mano nuomonė nesvarbu, labai svarbu, kas parašyta. Tai va čia su tokia logika mes, aišku, esame absoliučiai akligatviai. Ir tam reikia didelio proveržio, nes jeigu mes ir toliau taip elgsimės, tai be abejo, kad čia žinot, labai geras pavyzdys, aš noriu pasakyti, vienas dalykas geras yra, pasidžiaugti reikia. Tie reiškiasi, kariniai miesteliai. Žinot, koks yra priimtas teisės aktas, kad nereikia jiems statybos leidimo. Aš maniau, kad medžių nereikia. Ne, ten viskas yra labai gerai. Reiškiasi, pasidarei projektą, nueini, sakai, tinka projektas, tinka, viskas. Nereik statybos leidimų, eik statyti ir dirbti. Todėl jūs ir sakėte, kad ne tik dalyvausit, bet ir laimėsit rūpininkų. Dėl to aš ir sakau, man geriau eiti ten, kur nereikia su biurokratais kovoti, nes tada aš galiu realiai padaryti kažkokią naudą, kurti pridėtinę vertę tiek visuomenė, tiek šitai šaliai, kurią be galo myliu. O leisti laiką tuščiai aiškinantis, įrodinėjant ir nežiūrint visiškai į prasmę, nieks nežiūri. Suprantat, nežiūri prasmės. Žiūri tiesiog taip parašyta. Ir viskas. O įstatymų leidėjai, jie yra pataikaujantis. Ir jeigu atsirado bent vienas, kuris kažkuo nepatenkintas, ar ne, buvo čia toks ryškėsi dalykas, kai priėmė, kad būtinai turi būti visi, negalim parduoti nebaigtos statybos. Prisimenate, čia buvo 2 metai ar 3 atgal. Kodėl jinai atsirado? Todėl, kad per 100 projektų atsirado vienas projektas, kuriame nesažiningai pasielgė vienas verslininkas. Ir ką padarė? Visiems įkalė, dabar darykit su visa pilna apdaila. Nu va čia labą dieną. Ir suprantat, ir mes ne tai, kad baudžiam tą vieną, kuris padarė kažką neteisingai, negerai. Ne, mes baudžiam visus. Bet valdžios atstovai turbūt pasakytų, kad ginam silpnąją pusę. Tai yra klientą, kuris nukentėjo. Bet dėl vieno atvejo. Tai suprantat, tai aš kitaip jums pasakysiu. Jeigu kažkas vakar neteisingai vairavo automobilį ir sužeidė arba mirtinai sužalojo tą pėsčiąją, ar ne, tai dabar ką daryti? Tai uždrauskim visiems vairuoti automobilius. Nes įvyko atvejis labai blogas, labai nesažiningas, labai brutalus. Bet mes nebaudžiam visų vairuotojų. Tai turim logika neturi pabėgti, suprantat? Logika turi visur vadovautis. Ir jeigu mes sugebėsim pakeisti savo požiūrį, tai tikrai mes ir toliau Lietuva bus pirmaujanti šalis ir geriausia vieta daryti verslą. Mūsų diskusija visiškai į pabaigą, ponas Dubnikovas norėjo reaguoti, tai dar ir trumpas klausimas jums apie tuos aplinkosauginius dalykus. Ir vėl, jūs sakot, nereikia čia krūpčiot nuo to, ką šneka Trumpas. Kita vertus, jau kitų ES šalių vyriausybių atstovai sako, negali Europa likti vienintelė žaisti pagal aplinkosaugos taisyklės, kurias susigalvojo, kurios yra griežtos, kurios yra kainuojančios, kai didžiosios ekonomikos nuo jų sukasi.
Ar jūs manytumėte, kad taip, anksčiau ir vėliau Europa irgi ims galbūt dalį tų ribojimų mažinti ir tai palies, pavyzdžiui, NT sektorių? Tai labai greitai, iš tikrųjų taip ir yra. Pailiustruojant, galima sakyti labai paprasti skaičiukai. Per 10 metų Jungtinės Amerikos valstijos ekonomika padidėjo 50%, Kinų 70%, Europos 7%. Tai amerikiečiai kūrė dirbtinį intelektą, kiniečiai su juo lenktyniauja, o mes išrandam butelio kamštelį, kuris neatsisuka. Tai prasme, pailiustruokim. Lietuvoje, jeigu sugalvoji, kad reikia Neryje plaukti su laivu, tai atsakymas yra negalima. Nes išbaidysim žuvį ar paukštį ar dar kažką. Tai va čia ir yra tas per didelis reguliavimas, kur mes nukeliavom. Ar gali apsisukti? Gali. Bet kiek tame nuoširdumo yra, kai Europos politikai dabar sako taip, mes jau šiek tiek nuo žalio kurso atsitrauksim, dabar eisime į verslo skatinimą, bet ir tik tai nevirs tai dar papildomis eilutėmis sutartyje, kurią reikia pasirašyti. Tai va čia ir yra, kad mes nukeliavome per daug toli. Tai jeigu tu nori statyti namą, ne daugiabutį ar kažką savo namą, tai tu turi turėti teisininką, nes kad tau išaiškintų, ką galima ir ką negalima, nes pačiam perskaityti yra be šansų. Tai va čia yra nueita. O dėl reguliavimo, sakykime, čia buvo paminėtos tos paskolos ir finansavimas, tai iš tiesų mes turime labai griežtą reguliavimą iš abiejų pusių. Tai yra viena pusė, tai yra paskolos ėmimo, tai yra kiek procentų gali pasiskolinti, ir kita pusė yra žmogaus pajamų lygio matavimas. Mes užreguliuojam abi pusės, kai galėtume iš tikrųjų mąstyti pozityviai ir žiūrėti tik tai į žmogaus gebėjimą sumokėti. Tai yra ta pusė, kur yra žmogaus pajamos, tai yra svarbiausias dalykas. O kiek tu finansuosi, kokį svertą priimsi, tai 100% gali teoriškai būti ir 110, bet aišku, gal jau to nereikėtų daryti. Suprantat, čia yra labai elementari logika. Ir tie konservatyviai bankai žiūri į viską, kad tiesiog su sveiku protu suvokti sunku. Jeigu nekilnojamo turto kaina auga, praeitais metais, per 24 metus, naujos statybos būstų pardavimo kainos padidėjo 8%. Šiais metais, 25, mes manom, kad tas didėjimas bus dviženklis. O jie vis tiek įsivaizduoja, tu turi įsivaizduoti patį blogiausią variantą. Kai prasidės karas, ar ne, kai sugriaus pusę Vilniaus, kiek tada Vilniui kainuos butas? Ir pagal šitą scenarijų mes turim dirbti ir gyventi. Pasižiūrėkit, kaip gyvena kitos Europos šalys. Užsiskolinę ten ne tik, kad jie per savo gyvenimą neišmoka švedai paskolos būstui, bet jie perduoda savo vaikam, savo anūkam ir niekam neskauda. Visi gyvena. Užsiskolinimo lygis Lietuvoje pats mažiausias, arba vienas iš mažiausių, estai mažiau užsiskolinę. Ir vis tiek mes visi tiek įsitempę, tiek bijom visko, tiek prikuriam taisyklių, kad tik kas nors neatsitiktų. Tai ponia Julita, taip, kai kieno manimų perteklinis, kitų manimų galbūt apsauginis reguliavimas, apginsit jį? Gavau čia daug strėlių, tai noriu pasakyti, kad yra kur 90%, yra kur 70%, Lietuvoje yra 85, 70 yra tik antram būstui. Ir šitie reikalavimai, jie nėra kažkoksai stebuklas vidury dienos, tai nėra išradimas mūsų, tai yra tos taisyklės, kurios turi priežastį, kodėl jos atsirado, kodėl jos yra taikomos, ir yra įrodymų, kurie jau parodo, kaip tie kontrafaktiniai palyginamieji, vadinkim taip, kas būtų buvę, jeigu 2008-2009 metais būtų buvę tie atsakingos skolinimo nuostatai, būtų uždėti tie ribojimai. Tokios krizės mes neturėtume turėję. Dabar, kad nekilnojamo turto kainos auga ilgainiui, taip jos auga, bet yra epizodų, kai jos ir krenta, ir ne 8%, ir ne 15%, kas dabar yra, kalbant apie 85% paskolos ir turto vertės santykį. Taip, šalis yra tas reguliavimo, griežtumas arba principas yra skirtingas. Vienos šalis turi privalomus šituos atsakingos skolinimo nuostatus, kitos turi, kad bankai pasirenka, kiek jie gali skolinti pagal savo kreditavimo politikas. Ir šiandieną noriu pasakyti, kad ir Lietuvoje komerciniam bankam yra leista tam tikrą dalį portfelio turėti būtent viršijančio šituos atsakingos skolinimo limitus, ir tos kvotos nėra užpildytos.
Tai manyčiau, kad šiai dienai iki šiol tai ta situacija, kokie reikalavimai, kurie buvo, jie tikrai buvo subalansuoti pagal tai, kokios yra aplinkybės, dėl to, kas bus ateityje, kaip ir sakiau. Jie nėra padėti stalčių, jie tenai nedulka ir kolegos skaičiuoja kiekvieną kartą rengdami apžvalgas, vertina, ar jie yra pakankami, ar jie yra pertekliniai ir jeigu atsiranda tokių ženklų, kad reikia ką nors keisti, tai pokyčių būna. Ir ponia Avuli, pabaikim su jumis, anonimas klausė, bet ir aš būčiau paklausus. Nacionalinį stadioną? Jis klausė, tai kada? Tas žmogus, o aš noriu klausti, ar jums šita istorija yra tokia kažkokia reziumė apskritai, aš atvejį nacionalinio stadiono, toks irgi mažant santrumpa visos sistemos galbūt Lietuvoje. Yra tam tikra prasme yra atsargumo, nes yra kalbamasi su Europos komisija, yra kažkokių interesų konfliktų, teisinių kovų, galbūt ir interesų konfliktų kovų. Ir ar tai yra tokia mažas pavyzdys visom didesnės ekosistemos lietuviškos? Tai pirmiausia, 37 metai statom šitą daiktą. Tris kartus jį nugriovėm, bestatydami. Tai yra parodija. Suprantat, ir man, kaip Lietuvos piliečiai, man šiek tiek gėda. Ir aš noriu įrodyti, kad jeigu užsispyrus, galima daug ką padaryti. Tai aš tiesiog dabar įsispyriau į tam tikrą pozą ir sakiau, aš jį pastatysiu. Ir reikia čia daug kantrybės. Žinot, aš 11 metų laukiu leidimo irgi Algirdo gatvėje. Tai čia aš kol kas laukiu tik metai laiko. Tai čia dar nedaug. Bet tikiuosi, kad jūs šį metą jau kaip ir norit kapituliuoti, ne, jeigu nesulauksit. Ne, aš nekapituliuosiu, aš sakiau, aš pasiduosiu paskutinis. Ar tai bus stadionas, ar tai... Kieme pasistatysi tą nacionalinį stadioną? Mes stadioną vieną jau pastatysim dar bent, nežinau, vieną arba du. Netame čia nėra problemos, bet čia yra, mano nuomonė, yra gėda. Nes Lietuva yra labai daug pasiekusi ir tai, kai mes ginčiamės tarpusavyje, ar to reikia ar nereikia, ar čia pasikeičia kažkoks, žinot, Zuokas, pavyzdžiui, jis buvo iniciatorius šito viso projekto, bet dabar jisai yra pagrindinis priešininkas. Tai irgi tokių negali būti, cirkų. Suprantat, tai jeigu tu kažkada norėjai tokį padaryti projektą, tai palaikyk jį, ko tu dabar čia prieštarauji. Tai vat man labai įdomu, iš tikrųjų ne tai, kad pastatyti ten kažkokį stadioną, aš galiu jį tikrai pastatyti ir kitoj vietoj, kaip jūs sakot, bet užbaigti va šitą istoriją, čia yra mano tiesiog tikslas ir aš manau, aš jį pasieksiu. O jeigu čia labai konkrečiai kažkas norėjo kažko paklausti, tai aš manau, kad mes ten šiais metais pradėsim tuos statybos darbus ir tiek. Ir parodysim, kad Lietuva sugeba tikrai daug padaryti, įskaitant ir stadioną. Aš dėkoju Jums, nugriaut ir pastatyti. Arvydas Avulis, Julita Varanauskienė ir Marius Dubnikovas buvo mūsų diskusijos svečiai. Aš labai dėkoju Jums, dėkoju ir Jums, kurie klausėtės.